šilumos ūkio apskaita. Bendrovės vadovas nemažai dirba kainodaros klausimais įvairiuose lygiuose, teikia pastabas dėl šilumos kainų, tačiau reikalingi rezultatai, o jie daugiau negu kuklūs. Uždara akcinė bendrovė Dainavos energetika administruoja išnuomotą turtą, teikia vandenį Dainavos gyventojams. Daug problemų susikaupė viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre. Iš šio centro praėjusiais metais gauta darbuotojų skundų, pareiškimų, prašymų. Centre dirbo savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba, savivaldybės tarybos sprendimų Ukmergės PSPC vyriausiai gydytojai pareikšta drausminė nuobauda pateikimas. Deja, problemų nemažėja ir šiais metais. Dalis darbuotojų nori išeiti ir dirbti savarankiškai kitoje įstaigoje. Viešoje įstaigoje Ukmergės poliklinika. Noriu pasakyti, kad pirminės sveikatos priežiūros centras iš esmės atlieka savo funkcijas, teikia paslaugas gyventojams su rajonų savivaldybės pagalba, renovuojami kaimo bendruomenių punktai, atnaujinama šių punktų medicinė įranga ir inventorius. Baigtas greitosios pagalbos automobilių parko atnaujinimas. Tačiau administracija turi telkti kolektyvą darbui, o ne jį skaldyti. Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, skirtingai nuo daugelio aplinkinių ligoninių, sugeba išlaikyti pagrindinių stacionarinės pagalbos pokyčius. Po renovacijos ligoninė, o kartu ir mūsų rajono pacientai turės naują slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių. Savivaldybė ženkliai prisidėjo prie neurologijos skyriaus patalpų, maisto rašymo skyriaus remonto. 2008 metais įsigytas naujas kompiuterinės tomografijos aparatas. Pernai įsigytas vėžio profilaktikai ypač svarbus mamografas. Šiuo metu didžiausia ligoninės problema – operacinių būklė. Jos nebetitinka higienos ir medicinos normų reikalavimų. Todėl svarbiausias uždavinys pritraukti lėšas operacinių remontų. Projekto vertė apie 12 milijonų. Deja, pernai gauta tik 500 000 litų. O lėšų šiems metams neskirta. Opi Ukmergės ligoninės problema – reikalingų specialistų trūkumai. Turi būti ieškoma efektyvesnių būdų, kaip pritraukti gydytojus. Apie tai jau senai kalba ir mūsų tarybos nariai. Reikia ruošti programas, sukurti sistemą, sprendžiant atlyginimų dydžių, jų išmokėjimo problemas, karjeros, aprūpinimo, gyvenamojų plotų galimybės. Praėjusiais metais naujas patalpas persikėlė Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras. Pasikeitė centro direktorius. Jaučiamas veiklos pagyvėjimas, bet tai dar toli gražu ne toks rezultatas, kurio laukiamas iš šio centro. Mano manymu vis dar nejudantis kryptis rajone ir šio centro veikloje turizmas. Įkurtas visuomenės sveikatos biuras. Gyventojams kol kas neteikia visuomenės sveikatos paslaugų. Aktyvios rajono kaimo bendruomenės. 2008 metų biudžete buvo skirta 20 000 bendruomenių instituciniai veiklai. Ši parama administruoti buvo pavesta vietos veiklos grupiai. Pagal patvirtintus nuostatus šios lėšos buvo panaudotos bendruomenių patalpų išlaikymui, telefonų, transporto išlaidoms. Bendruomenės turinčios patalpas galėjo gauti iki 1500 litų paramą. Ukmergės rajono vietos veiklos grupė baigė įgyvendinti integruotą bandomąją kaimo plėtros strategiją, kuriai buvo skirta virš 500 000 litų. Iš viso paramą gavo 28 projektai, 7 verslo projektai bei 21 nepelno kaimo bendruomenių projektai. Kaimo bendruomenės remontavo savo patalpas, tvarkė aplinką, 10 projektų, organizavo įvairius renginius. Ukmergės rajono bendruomenių sąjungos nariai turėjo galimybę pasisemti gerosios patirties bei pasidalinti turimą su savo kolegomis iš Estijos. Rajono ūkininkai bei smulkios kaimo įmonės galėjo įsigyti naujo žemės ūkio technikos bei įrangos. Per 2008 metus parengta 2007-2015 metų kaimo plėtros strategija, kurios bendra vertė 7 730 000 litų. Ukmergės rajono strategija ekspertų įvertinta labai gerai, surinko 93 balus iš 100. Mūsų rajone, įskaitant kaimo bendruomenės, veikia per 60 nevyriausybinių organizacijų.
Nevyriausybinių organizacijų veikla yra prasminga ir reikalinga kaimo gyventojams. Nevyriausybinės organizacijos vykdo kultūrinės ir pilietinės edukacijos, sveikatos stiprinimo, turizmo ir sporto veiklos, socialinių paslaugų plėtros projektus miesto ir kaimo vietovėse. Jų dėka bendruomenėse vyksta įvairūs kultūros ir sporto renginiai, gražinama aplinka, tvarkomos poilsio zonos, įrengiamos sporto aikštelės, leidžiami kultūros bei informaciniai leidiniai. Nevyriausybinių organizacijų iniciatyva vykdoma socialinių paslaugų plėtra. Teikiama pagalba socialinės rizikos grupės asmenims, užtikrinamas labiausiai nepasiturinčiuose bei rizikos grupėse augančių vaikų užimtumas, vaikų dienos centruose, vaikų su negalia ugdymas ir integracija, negalę turinčių asmenų bei pagyvenusių žmonių socialinė integracija kaimo vietovėse. Nevyriausybinių organizacijų veikla kasmet iš dalies remiama savivaldybės biudžeto lėšomis. 2008 metais nevyriausybinių organizacijų projektams sufinansuoti buvo skirta 165 000 litų. Iš jų 25 000 litų jaunimo organizacijų teiktiems projektams. Praeitais metais nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursui buvo pateikta 104 paraiškos, iš kurių 76 paraiškos buvo finansuotos. Metų pabaigoje vyko baigiamoji konferencija, kurios metu vadovai pristatė savo įgyvendintus projektus, pasidalijo patirtimi, pasiekimais ir rūpesčiais. Ruošdamasi šiai ataskaitai ilgai mąsčiau, koks galėtų būti reikšmingiausias praėjusių metų įvykis. Ir padariau išvadą, kad ne įvykis svarbiausia. Manau, svarbiausia mūsų visų darbas. Svarbu, kad absoliučiai visos savivaldybės taryboje veikiančios frakcijos ir partijos sugeba konstruktyviai, šeimininkiškai žvelgti į rajono gyvenimą, nedaryti dirbtinių kliūčių vieni kitiems. Reikšmingiausias įvykis – matyti, kaip už svarbius visam rajonui klausimus sprendimus balsuoja tiek pozicija, tiek opozicija. Žinoti, kad savivaldybės taryba ir administracija dalykiškai sprendė laikmečio padiktuotus finansinius, ekonominius, socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos priežiūros ir kultūros problemas, neeikvodavo laiko tuščioms politinėms diskusijoms. Reikšminga, kad savivaldybė pernai buvo pagerbta Lietuvos savivaldybių asociacijos renginiuose, auksinių krivūlių apdovanojimuose, gautas apdovanojimas už indėlį žemės ūkio ir kaimo plėtrą, kurį pristatė Žemės ūkio ministerija. Kaip minėjau, ataskaitos pradžioje tarybos ir mero veiklos funkcijos apibrėžtos vietos savivaldos įstatyme ir atskirtos nuo savivaldybės administracijos funkcijų. Taip yra teoriškai. Tačiau praktiškai neįsivaizduoju ir nesuprantu visiškai atskirto šių institucijų darbo. Todėl manau, kad savivaldybės administracijos specialistų ir politikų darbas tai vienos komandos darbas.